Jūs viską patys girdite. Neįtikėtina, iš tikrųjų, arena, aš jau kartojusi, neįtikėtina atmosfera Siemens arenoje ir viena šalis, viena komanda. Kartu mes laimėsim. Lietuvos rinktinė tiki TV3 Play, mano TV3 internete. Dar kartelį sveiki visi krepšinio aistruoliai, jūsų ekranuose Manto Kalniečio ir Tony Parkerio statistika. Teisingai sakė Tomas Pačėsas, Mantas Kalnietis nieko nenusileidžia Tony Parkeriui beveik šitame Europos krepšinio čempionate, ypatingai jeigu lygintumėm paskutinėsias rungtynes, kai lietuviai žaidė su serbais ir kai žaidė turkai su prancūzais. Na, bet kol kas galime mes pasižiūrėti į turnyrinę lentelę. Pakankamai daug painiavos įnešė Vokietijos pergalę prieš Turkiją. Jeigu turkai šiandien būtų įveikę Vokietiją, mes jau dabar būtumėm ketvirtfinalyje ir būtumėm galėję tik tai skaičiuoti, kokioje vietoje startuosime prieš tą ketvirtfinalį ir kokią vietą užimsime E grupėje. Dabargi viskas nėra taip paprasta. Ir nenorėdama pasilikti paskutiniam vakarui, galbūt lemiamam ir žūtbūtiniam mūšiui, kurį vokiečiams reikės laimėti prieš Lietuvą, Lietuvos krepšininkai šiandien galėtų iškovoti pergalę ir žengti žingsnį į priekį. Jeigu Lietuvos rinktinė šiandien laimi prieš prancūzus, mes negalime atsidurti žemiau trečiosios vietos, mes turėtumėm teorinį šansą pakilti net į pirmą. Ir jeigu prancūzai poryt pralaimėtų ispanams, mes tokiu atveju būtumėm antri grupėje ir tikrai tai būtų gera startinė pozicija. Bet visą tai matematika, prie kurios mes dar sugrįšime, dėl to, kad Lietuva jau po truputį pradeda skaičiuoti, kas kitoje pusėje ten rikiuojasi, nors ko gero dar anksti tai yra daryti. Nacionalinį himną, ką tik čia sugiedojusi visa Siemens arena, ko gero kartu su jumis, na, aš tiesiog kartojusi jau, bet atmosfera čia yra tiesiog neįtikėtina ir himną gėda visi kaip vienas ir čia toks išeina truputėlį net netikėtas triukas varžovams, kurie tarsi tikisi, jog jų laukia minia žiūrovų, tačiau žiūrovai susirenka paskutinę akimirką. Pirmą kartą, kai jie apšilinėja likus pusvalandžiai iki rungtynių, viskas atrodo ramu ir gražu. Bet tada, kai būna posmelis vardan tos Lietuvos, jie supranta, į kokį pragarą pateko ir tas smūgis yra, man atrodo, tikrai svarbus ir didelis Lietuvos komandos ginklas, todėl juo, norint pasinaudoti, reikėtų smogti varžovams jau nuo pat mačo pradžios. Siemens arena kitokia yra negu, tarkim, kai žaidžia Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Lietuvos Rytą, nes tada sirgaliai pasidalyja ir neaišku, kurių būna daugiau, o čia visi serga už Lietuvą ir jūsų ekranuose startinis Lietuvos komandos penketas šios dienos rungtynėse. Mantas Kalnietis, Rimantas Kaukėnas, Simas Jasaitis, Darius Songaila ir Robertas Jevtokas. Varžovai pradeda tokios sudėties: Žiokimas Noa, Nikolė Batumas, Tonis Parkeris, Floranas Pietrusas ir Borisas Diao gavo traumą. Mikaelis Želabalis ir tai didelis nuostolis prancūzams, kurie iš esmės žaidžia ir remiasi 5 krepšininkais. Ir Mikaelis Želabalis yra būtent vienas iš jų. Floranas Pietrusas užėmė dabar jo vietą, tačiau tai nėra tokia pat didelė grėsmė puolime, kaip kad kalbant apie Mikaelį Želabalį. Varžovų lyderis, žinoma, yra aiškus Tonis Parkeris, 23 taškai, 5 rezultatyvūs perdavimai per rungtynes. Nikolė Batumas pelno 15, Borisas Diao 10 ir beveik 10 surinka Žiokimas Noa Lietuvos komandoje. Tas sąrašas yra gerokai ilgesnis, dėl to, kad net 6 krepšininkai - Mantas Kalnietis, Rimantas Kaukėnas, Martynas Pocius, Šarūnas Jasikevičius, Simas Jasaitis ir Jonas Valančiūnas pelno po 9 taškus ir daugiau. Ir Songaila šalia su 7 šalia ir Paulius Jakūnas, kuris prieš 2 dienas sužaidė savo geriausias rungtynes. Varžovė Prancūzija. 6 pergalės iš eilės šiame Europos krepšinio čempionate. Maža to, prancūzai apskritai pamiršo, kada jau pralaimėjo, dėl to, kad paskutinį kartą jie prieš šį čempionatą pralaimėjo ispanams. Tai buvo senokai ir pasitraukimo cikle prancūzai iškovojo 9 pergalės ir daugelį jų triuškinančiai. Atletiška, gerai techniškai ir taktiškai parengta komanda, kuri turi daug greitų šoklių, gerai besiginančių krepšininkų. Jai trūko snaiperių ir trūksta. Jūsų ekranuose buvo Vincentas Kolė, vyriausiasis Prancūzijos komandos treneris, kuris rungtynėse su turkais sakė, kad jo žaidėjai tiesiog pradėjo bijoti mesti tritaškius. Turkai per paskutinės 5 minutės gynėsi aikštėje, o laisvi